Sveiki, mano vardas Eglė ir aš sveikinu su jumis tinklalaidėje Dialogai, kuriuos veda Vidus. Šiandien noriu jūs pakviesti į pokalbį su Aurelijum Gutausku, baudžiamosios teisės ekspertu, teisėju, ilgą laiką dirbusiu Lietuvos aukščiausiame teisme bei buvusiu Europos tarybos greta nariu. Sveiki, Aurelijau. Labą dieną. Aurelijau, tai aš pirmiausia gal norėčiau jūsų kaip teisės eksperto pradėti nuo to klausimo, kadangi kalbam šiandien ir apie prekybą žmonėmis ir šios atvejus Lietuvoje. Papasakokit apskritai, kaip jūs šioje srityje atsiradot ir dirbant su šia tema prekybos žmonėmis, kaip jūs prie jos priartėjot? Na, pirmiausias turbūt mano indėlis ir mano susidomėjimas apie prekybą žmonėmis buvo parašius mokslinę publikaciją būtent šią tematiką, kadangi nusikalstama veika, prekyba žmonėmis, kaip ir atsirado baudžiamajame įstatyme kaip nauja novela, sakykime taip, kad prekiauti žmonėmis nūdienos realijų kontekste iš ties atrodo neįmanoma, tai tas paskatino mane parašyti mokslinę publikaciją šią temą. Vėliau, tapus aukščiausio teismo teisėju, taip pat gilinausi į šią tematiką ir aukščiausiam teisme, baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininkas nutarė, tiesiog specializuoti teisėją, kuris būtent galėtų nagrinėti tokio pobūdžio baudžiamąsias bylas. Tai aš juo tapau. Ir kai tik byla papuldavo į aukščiausią teismą susijusi su prekyba žmonėmis, jinai būdavo skiriama man, ir kolegijai konkrečiai, kurie su manim dirbo. O turbūt tas didžiausias toksai postumis buvo tuomet, kada teko išvykti į stažuotę Jungtinėse Amerikos valstijose, kur 2 savaitės grinai teko stebėti būtent teisinę sistemą Jungtinių Amerikos valstijų kovojant su prekyba žmonėmis. Tai tas užgrūdino mane ir ilgainiui, sakykime, dirbant jau aukščiausiam teisme, toliau teko nagrinėti beveik visų rūšių žmonių išnaudojimo baudžiamąsias bylas. Tai toks buvo pirminis žingsnis. O 2020-2024 metais buvau išrinktas, kaip ir jūs minėjote, į greta kovos su prekyba žmonėmis ekspertų grupę, kur teko atstovauti Lietuvą, būtent ekspertuojant kovos su prekyba žmonėmis, prieš prekybą žmonėmis konvencijos nuostatų įgyvendinimą, būtent ne tik tai Lietuvoje, bet ir kitose valstybėse. Tai iš tiesų tokia labai plati jūsų patirtis, kaip jūs pradėjot šiek tiek nuo publikacijos ir po to labai matau plėtės ir iš tos užsienio patirties. Aš pilnai suprantu, kad jinai labai stipriai atveria visą suvokimą ar matymą ir gal net ir pamotyvuoja, kažkaip tai noris ir čia pritaikyti, gerinti tą situaciją Lietuvoje. Bet sakykit, Aurelijui, tie atvejai, kuriuos jūs matot prekybo žmonėmis, kokių daugiausia matot? Ar tai yra organizuoti nusikaltimai, ar visgi kažkokie tai vadinami tokie, darbdavio ir darbuotojo kažkoks tai konfliktas? Kokių atvejų daugiausia pas mus Lietuvoje? Dažniausia atvejai, kadangi prekyba žmonėmis iš ties galbūt pamirštama, gal nematoma, nežinau, tokių mokslinių tyrimų irgi niekas nedarė, bet iš ties matant tas baudžiamąsias bylas galima pasakyti, kad tai yra ganėtinai pelninga veikla, kadangi išnaudojami gyvi žmonės kaip daiktai, taip jų paslaugomis naudojamas, taip tai pelningas verslas nusikalstamas iš ties suponuoja daugiau organizuotą veiklą. Ir tas organizuotumas gali pasireikšti labai įvairiai, turint omenyje, kad, tarkim, jeigu tai veikia organizuota grupuotė, tai vieni auką verbuoja, kiti ten ją veža, o kiti išnaudoja. Taip, ir vėliau, aišku, tas nusikalstamas pelnas dalinimasis tarpusavyje. Bet pasitaikė mano praktikoje ir tokių pavienių atvejų, kaip ir jūs minėt, tarkim,
išnaudojimo priverstiniam darbui kontekste, taip, tai iš ties galima rasti ir tiesiog tokių pavienių atvejų, kada darbdaviai išnaudoja būtent žmonės savo, sakykime, poreikiams tenkinti, būtent dirbant įvairiausius darbus, tarkim, grasinant, smurtaujant, atimant dokumentus ir panašiai. Tai čia, bet visumoje, jeigu žiūrint bendrą kontekstą, dominuoja vis dėlto organizuoti nusikalstami veiksmai. O kai kalbam apie tos organizuotus, ar jie daugiausia liečia tik Lietuvos piliečius, ar visgi tai apima ir migrantus, ar galbūt tie nusikaltėliai būna iš užsienio valstybių ir kaip tik įtraukia lietuvius? Taip, labai geras klausimas. Iš ties, vėlgi pasitaikė įvairiausių atvejų, labai dažnai tai yra tarptautinio pobūdžio nusikaltimas, taip, kada iš vien veikia ne tik tai vienos šalies nusikaltėliai, bet kartu su kitos šalies nusikaltėliais. Tekę turėti atvejų, tarkim, lietuviai su Albanijos piliečiais, lietuviai su Didžiosios Britanijos piliečiais, taip. Analogiškai ir su aukomis, kurie taip pat yra iš įvairių šalių išnaudojami ne tik tai Lietuvos piliečiai, bet ir kitų šalių būtent žmonės. Vienas iš tokių gal įdomesnių atvejų, kada lietuviai nusikaltėliai lietuvius išnaudojo Didžiojoje Britanijoje, kitaip sakant, diaspora lietuvių, kurie gyvena ir dirba Didžiojoje Britanijoje, tai ten juos išnaudojo tautiečiai, galima sakyti. Tai, ir tokie atvejai iš ties paradoksalūs pasitaiko. Tai tiems atvejams iš tikrųjų, aš jūsų klausau ir galvoju, ribų kažkokių tai nėra. Ir sava gali, ir svetimą savą, visaip visokių pasitaiko. Bet aš galvoju, o kaip, pavyzdžiui, užtikrinant tą teisingumą tuose atvejuose, ar yra sunkiau dirbti ties ta byla, kuri galbūt apima kelių valstybių piliečius, ar sunku užtikrinti kokybišką bendradarbiavimą, tarkim, su užsienio teisėsaugos atstovais, jeigu tai liečia, kaip ir jūsų atveju, kur ten minėjote Albaniją, ar kaip, tai sakykim. Paprastai tokiais atvejais sudaromos jungtinės tyrimų grupės tokių nusikalstamų veikų ir žinoma, tai apsunkina darbą priklausomai vėlgi su kokia valstybė bendrauja, nes reikalinga duoti įvairiausius prašymus, užklausas, taip, ir pasitaiko atveju, kai kitų valstybių teisėsaugos institucijos ganėtinai pasyviai reaguoja į tai ir, sakykime, tai, kas pas mus galbūt vertinama kaip prekyba žmonėmis, jie net nemato, kad tai gali būti prekybo žmonėmis atvejais. Kita vertus, vėlgi tie procesiniai niuansai įvairūs, kur skiriasi teisinės sistemos, teisinė bazė, kuri irgi įtakoja būtent tokių nusikalstamų veikų sėkmingą ištyrimą. Tai nėra taip paprasta, bet visumoje pasakius galima sakyti, kad visos valstybės reaguoja ganėtinai aktyviai, kalbant apie prekybą žmonėmis, kada žmonės išnaudojami, perkami, parduodami, tai perleidžiami. Tai šitoj vietoje tas supratimas apie nusikalstamos veikos pavojingumą, kad tai nusikaltimas žmogaus laisvė, žmogaus orumui, kažkiek įtakoja tą greitesnį, spartesnį, sakykime, bendradarbiavimą. Bet pasitaiko ir kliuvinių, žinoma. O kalbant apie pačius nukentėjusius, sakykite, kokias turit praktinės galimybės teismuose, tarkim, suteikti apsaugą ar sudaryti sąlygas, kad galėtų saugiai ir patikimai parodymus paduoti. Apskritai, ar taikot kokią psichologinę paramą, liudytojų apsaugos priemonės, kai kalbam apie, žinoma, prekybos žmonėmis atvejus? Žinoma, ilgainiui šiuose bylose jau nagrinėjimo būtent procese, kiek įmanoma užtikrinama ta liudytojo apsauga, stengiamasi nedaryti perteklinių apklausų, stengiamasi, kad auka nesusitiktų su asmeniu, kuris ją išnaudojo.
Jeigu tai nukentėję vaikai, taip yra ir pasitelkiami ir psichologai į pagalbą, ir būtent vaiko apklausos kambariai. Kitaip sakant, liudytojo apsaugos tas įgyvendinimas tokiuose bylose, manau, bent jau Lietuvos kontekste, jisai vykdomas pakankamai sklandžiai. Aišku, pasitaiko visokių atvejų, kada vėlgi auka apklausama ten keletą kartų ir tenka vėl prisiminti tas nuoskaudas, išnaudojimo tuos pėdsakus. Bet jau tai pavieniai atvejai. Tai galbūt pirminėse stadijose, kaip ši nusikalstama veika buvo identifikuota, tai tokių pasitaikydavo atvejų. Dabar tas apsaugos kontekstas kur kas pasistumėjęs į priekį ir išties jau retas atvejis, kada gali būtent nusikaltėliai ir jų bendrininkai įtakoti liudytojui šiuo atveju. Žinoma, niekas neužtikrina apsaugos, kai procesas vyksta, taip, apsauga jinai veikia, bet kai byla pasibaigia arba kai nusikaltėlis išeina iš laisvės atėmimo vietos, jau tas apsaugos, sakykime, kontekstas pasibaigia dėja ir čia jau niekas negali vėliau nuspėti, kokią įtaką gali padaryti tam liudytojui toj byloje ir tame procese. Bet pačiam procese, vykstant teismui, taip, iki teisminiam tyrimui, manau, kad tikrai apsauga užtikrinama pakankama. Ar sakykit, daug būna tų tokių atvejų, kur nusikaltęs asmuo išeina ir po to vėl tas pats asmuo grįžta, ar gal netgi tos pačius asmenis taikosi vėl? Taip pasitaikė keletas atvejų iš ties, kada antrinė viktimizacija įvyksta aukos, kada tas pats nukentėjęs grįžta į tą pradinę padėtį, taip, kada tas asmuo, kuris jau išnaudojo, o pati ta pažeidžiama auka užkimba ant kito nusikaltėlio, būtent kabliuko dėja. Man buvęs atvejis įdomesnis, kada verbavimas aukos vykęs iš nusikaltėlės, moterų pusės, nusikaltėlės pusės, kuri pati buvo auka prieš tai. Kitaip sakant, jinai perėjo į kitą barikadų pusę, taip, ir tokiu būdu jai daug lengviau buvo būtent verbuoti naujas potencialias aukas, veikiant jau ten organizuotai grupuotai. Tai tokių atvejų visokiausių pasitaiko, kuomet vėlgi, kada žmogus yra pažeidžiamas, žinot, ir nesulaukia kažkokios paramos, tai jis vėlgi papuola į tas pačias pinklės dėja. Tai tarkim, augina mažametį vaiką, neturi pajamų, ekonomiškai silpnas, socialinė padėtis bloga, taip, ir va šitoj vietoj dėja pasiduoda tą įtakai būtent nusikaltėlio. Tai pasitaiko ir tokių dėja atvejų, kada, kaip ir sakau, antrinė viktimizacija įvyksta. Tai reiškia, tiesiog jie negauna gal tos pilnos tinkamos pagalbos laikų vietoj, kad vėl sugrįžta tarsi įslysta į tą. Aš kai jūsų klausiau apie tą įdomesnį atvejų, kur sakėt, kur buvo moteris nukentėjus ir pati tapo išnaudotoja, tai tokių atvejų mums irgi tenka darbė per ilgą laiką išgirsti, kuomet moterys, ypatingai kai kalbam apie seksualinį išnaudojimą, ir čia gal įtariu irgi toks gal buvo atvejis, jos pačios irgi iš pradžių įtrauktos kaip aukos, jos po to irgi tampa bendrininkės to nusikaltimo, nes jų tarsi jos galios daugiau gauna toje situacijoje, aš įsivaizduoju, su viskuom, ką joms tenka patirti. Bet Aurelijau, aš dar šiek tiek norėčiau grįžti, nes jūs minėjot, kad jūs esat ir buvo tiksliau Gretos narys. Ir kiek mes pasižiūrime į tuos atvejus prekybos žmonėmis Lietuvoje, tai iš tikrųjų skaičiai tokie oficialūs, jie maži yra. Kaip jūs manote pats, ar iš tikrųjų tų nukentėjusiųjų ir nuteistųjų tas skaičius yra toksai mažas, kaip mes jį matom, ar tiesiog kai kurios bylos lieka nematomos ar neištirtos?
Na, aš manau, kad iš ties skaičiai tie neparodo tikrosios situacijos, taip mes turim tą oficialią statistiką ten tų iki teisminių tyrimų, bet žinoma, manyčiau, tų išnaudojimo atvejų yra kur kas daugiau. Čia greičiausiai problema yra būtent tame, kad ne visada, ne tik tai, kad teisėsaugos institucijos negeba identifikuoti tokių atvejų, būtent kaip prekybos žmonėmis, ypatingai turint omenyje, pavyzdžiui, išnaudojamas nusikalstamų veikų darimui arba išnaudojamas priverstiniam darbui, kur tokios jos labiau užmaskuotos išnaudojimo formos, taip, mažiau pažintos negu seksualinis išnaudojimas. Ir kartu pačios aukos taip pat negeba savęs identifikuoti, kad jinai yra būtent nukentėjusioji. Ir štai grįžtant dar prie to pavyzdžio, ką jūs minėjot, kur ta buvusi nukentėjusioji tapo būtent nusikaltėlių bendrininkė, tai jinai, kiek pamenu mano atveju, jinai tiesiog tapo tokia, bandydama pabėgti nuo to išnaudojimo, naudojant smurtą, tą intensyvų seksualinį išnaudojimą, vien dėl to, kad tiesiog pabėgti nuo to tapo nusikaltėlių bendrininkė. Tai tas psichologinis toksai kontekstas iš ties atrodo, kad aukos ne visada geba save identifikuoti kaip nukentėjusį asmenį. Taip. Na ir ta baimė, sakykime, kažkokia ir tas psichologinis spaudimas jų atžvilgių iš ties gali įtakoti būtent tą nesuvokimą. Tai manyčiau, kad tie skaičiai iš ties jie turėtų būti didesni. Žinoma, dar viena problema, kuri dabar matosi iš dabartinėje situacijoje, kad neteikiamas prioritetas būtent prekybos žmonėmis byloms. Taip, ir iš ties valstybė pati nelinkusi, ko gero, skirti daug pastangų tokių atvejų išaiškinimui, ypatingai kada tas geopolitinė tokia situacija, taip, ir migracijos procesai padažnėja, taip, ir padidėja, tai akivaizdžiai matosi, kad tie atvejai iš ties ir jų ikiteisminių tyrimų tam kontekste sumažėjimas akivaizdus yra. Plus nėra vėlgi specializuotų žmonių, kurie tirtų tokius nusikaltimus, tai pavieniai atvejai prokurorų, kurie geba tokias bylas ištirti, tai irgi problema būtent susijusi su tais skaičiukais, jeigu taip galima pasakyti. Tai iš tikrųjų trūksta pas mus Lietuvoje ekspertų, specialistų, kurie būtent specializuotųsi grinai šitoj tematikoje, ar gerai suprantu? Manyčiau, kad trūksta ir ne tai, kad trūksta, bet jie būtini turbūt pradedant tyrėjų, prokurorų, teisėjų, kad būtent tokias bylas sėkmingai išspręstų, nes jūs žinot puikiai, kad įrodyti tokį nusikaltimą žmogaus valios laisvės varžymą yra labai sudėtinga. Kartais lieka vienintelis, pavyzdžiui, tik taip požymis, per kurį galima įrodyti prekybą žmonėmis, tai pažeidžiamumas, būtent nukentėjusio, taip, o suprasti pažeidžiamumą iš ties nėra taip paprasta, taip, ir tai tampa iššūkiu visoms teisėsaugos institucijoms. Taip, kas tas pažeidžiamumas? Kitaip sakant, jo kriterijai nėra aiškus, taip, kiekvieną kartą reikia individualiai įrodinėti, tai va čia ir susiduriam su tuo sunkumu, būtent įrodyti nusikaltimą žmogaus laisvė, kaip prekyba žmonėmis tampa sudėtinga. Iš tikrųjų, teisme aš įsivaizduoju, tai toks yra nelengvas iššūkis, nes jums tenais labai reikia konkrečių faktinių įrodymų, jausmas, emocija galbūt ne visada tinkami yra kažkokie, tai tas gali būti labai sudėtinga. Bet dar kalbant apie pačius migrantus, kadangi ir jūs užsiminėt kažkaip, tai man įdomu, ar jūs pastebėjot Lietuvoje, ar atsiranda daugiau tų atvejų, kuomet migrantai traukiami į išnaudojimą. Tarkim, imkim laikotarpį nuo karo prieš Ukrainą pradžios, kai atsirado daug ukrainiečių migrantų, dabar mes turime ir per Baltarusiją
kertančius migrantus iš kitų valstybių, ar yra atvejų, kurie įtraukiami ir kokios tai išnaudojimo formos, jei tokių atvejų yra? Tų atvejų yra, iš ties galbūt daugiau tų atvejų susijusių su tų migrantų tapimo virsmu, ar taip pasakykime, aukų kontekste, taip, kadangi daug ukrainiečių ir tų pačių baltarusių atvyksta į šalį kaip pabėgėliai, taip, tai akivaizdu, kad nusikaltėliai irgi nesnaudžia ir pavyzdžiui, Lenkijos pavyzdys, kur man teko Lenkiją vertinti kaip greta ekspertui, tai daugybė atvejų, tarkim, seksualinio išnaudojimo kontekste būtent ukrainiečių moterų ir mergaičių, nes ten baudžiamajame įstatyme Ukrainos 16 metų žmogus yra laikomas suaugusiu, taip, tai galima įsivaizduoti, kad 16 metų žmonės, kurie kerta sieną ten ir patenka į kitą valstybę, automatiškai gali tapti potencialia auka. Na ir tekę susidurti su atvejais, kada tarp pačių nusikaltėlių taip pat veikia išvien ir tie patys pabėgėliai, tie patys migrantai, tarkim, tie patys ukrainiečiai, kurie padeda, tarkim, Lietuvos nusikaltėliams, tarkim, lengvesniu keliu prieiti prie tos aukos, ne? Tampa bendrininkais, kitaip sakant, bandydami gauti lengvų pinigų, taip ir panašiai. Tai čia ir iš vienos, ir iš kitos pusės tas migracijos procesas suteikia įvairiausių galimybių, tiek neigiamą prasme aukos atžvilgių, tiek neigiamą prasme ir bendrininkaujant tarpusavyje. Jo labiau, kai tarkim, kalbinis barjeras dar yra, kuris, tarkim, gali padėti lengviau prieiti prie tos aukos, patikėti galbūt ten siūlomų darbų. Vat štai žemietis siūlo darbą, kuris vėliau nuveda ten į tą tinklą prekeivių žmonėmis. Tai čia deja tokių atvejų yra. O kokie tie būna atvejai, ar tai daugiau išnaudojimo sunkiam darbui, ar seksualinio išnaudojimo, ar apskritai nusikalstamai gal kokią veiklą vykdyti, ar kitos formos išnaudojimo gal irgi ryškėja Lietuvoje? Jūs labai tiksliai pastebėjote, išties pagrinde dominuoja išnaudojimas priverstiniam darbui. Žinoma, kada ieškoma tos tokios lengvos darbo jėgos, taip verčiant žmonės dirbti tą tokį vergišką darbą. Seksualinis išnaudojimas, žinoma, aukos netgi, tarkim, ir smurtaujant prieš jas nenori teisėsaugos pagalbos, kadangi bijo, kad gali būti, tarkim, išsiųstos iš šalies arba ten, sakykime, imtasi kitokių kažkokių priemonių teisinių jų atžvilgių. Na ir nusikalstamų veikų darymas taipogi. Tai va tos trys dominuojančios formos, kurias jūs išvardinot, jos ir vyrauja tarp migrantų. Žinoma, kitose valstybėse yra ir kitokių situacijų, kada migrantai išnaudojami, tarkim, bandydami įveikti įvairias biurokratinės kliūtis tam, kad patekti į šalį legaliai. Tai jeigu nori kažkaip gauti kažkokius dokumentus tvarkingus ar apsigyventi pabėgėlių stovykloje, taip, tai jie verčiami teikti ten seksualinės paslaugas būtent tiems administracijos darbuotojams, kurie turi tokią galimybę būtent vienokius ar kitokius dokumentus jiems išrašyti, taip, arba šiaip kažkokias lengvatas suteikti. Tai toks migrantų išnaudojimas, sakykime, per šitą prizmę. Jisai pasimato ypatingai, tarkim, iš Afrikos valstybių žmonės, kurie ten per Graikiją bando patekti į Europos Sąjungą ar per Italijos žemyninę dalį. Tai tokių visokių niuansų yra su migracijos procesu, išties tai akivaizdu. Sakykite, Aurelijui, kaip manot, kokių pokyčių mums labiausiai reikėtų mūsų teisinėje sistemoje? Kur jūs išvelgiat galbūt kažkokius tai trūkumus ir ką jūsų nuomonė reikėtų galbūt kažkaip kitaip daryti, kad galėtume daugiau žmonių suteikti tą realią pagalbą, apsaugoti, apginti?
Šiaip, jeigu žiūrint pačią teisinę bazę, lyginant, tarkim, su kitų ES valstybių, būtent baudžiamuoju procesu, baudžiamąją justiciją, tai mes turime praktiškai įgyvendinę viską. Apart to, kad mes iš ties netaikome, nė karto nebuvo pritaikyta norma susijusi su naudojimosi asmens priverstiniu darbu ir paslaugomis, žinant, kad jis yra prekybo žmonėmis auka, nes sunku įrodyti. Tai čia susipina dar vienas toks dalykas, kaip toks reiškinys, kaip prostitucija, kurį mes turėtume vertinti, kaip jį vertinu, tai yra vėlgi priverstinis procesas. Taip, aš galvoju, kad tai yra tiesiog prekyba žmonėmis, žmogaus valia yra palaužta, dėl ko jis priverstas verstis prostituciją. Tai čia jau vienas toks kontekstas, kuris turi tą tokį neigiamą atspalvį. Taip, o šiaip pati teisinė bazė visumoje konvencijos nuostatų prasme jinai įgyvendinta, viską mes turime. Žinoma, silpna vieta yra liudytojų apsaugos, kaip ir minėjau, kontekstas, o ne būtent jiems jau pasibaigus procesui, kadangi nėra kažkokių tai sudaryta sąlygų, kaip tos žmonės apsaugoti, taip, ir akivaizdu, kad nusikaltėliai už tokius nusikaltimus paprastai gauna laisvės atėmimo bausmes, bet kažkada tai išeina, taip, ir natūralu, kad kerštas, grasinimai išlieka jų atžvilgių, tai va šitoje vietoje reikia vėlgi daugiau turbūt bendradarbiauti tarpusavį visoms institucijoms, kad galima kažkaip suteikti pagalbą tokiems žmonėms. Vieną tokį teigiamą aspektą matau, ką mes turime baudžiamajame įstatyme ir jis jau pradedamas įgyvendinti karts nuo karto, kada yra auka atleidžiama nuo baudžiamosios atsakomybės, kada jinai priversta daryti nusikaltimus, ypatingai, tarkim, išnaudojant nusikalstamų veikų darymui tokius žmonės, taip, tai juos nebausti, bet būtent atleisti nuo atsakomybės, gaunant iš jų kokybiškus patikimus parodymus taip apie nusikaltėlius, taip nebijant to. Ir čia džiugu, kad teismai jau priima tą kaip teigiamybę. Tai, o šiaip, žinoma, didžiausia turbūt problema tai tas tarpusavėje, kur turėtų visi siekti to bendro tikslo, būtent kaip padėti tam bendram vardikliui šitos nusikalstamos veikos, tai yra būtent nukentėjusiam. Tai čia turbūt didžiausias iššūkis, bet čia visos valstybės susiduria su ta problema. Labai įdomu ir džiugu girdėti, kad tą pokytį dėl nukentėjusiųjų, kurie buvo įtraukti nusikalstamos veikos vykdymui. Iš tikrųjų, aš kažkaip tai jūsų klausant, tai net ir pagalvojau iš karto apie jaunimą ir vaikus, nes ir jie būna tikriausiai neretai įtraukiami į išnaudojimą, ypatingai tos visokius nusikalstamas smulkės veiklas. Tai manau, jų atveju tai yra be galo svarbu, iš tikrųjų, nes dar visas gyvenimas prieš akis ir ta galimybė, antras šansas kažkaip tai keistis, integruotis į gyvenimą, keisti pasirinkimus. Mano bent jau tokios iškart mintis kažkaip tai atėjo, kai jūs paminėjote tą dalį. Bet labai sutinku su jumis ir dėl to, kad bendradarbiavimas iš tikrųjų yra labai svarbus tarp institucijų ir nevyriausybinio sektoriaus ir teisėsaugos institucijų, nes iš tikrųjų labai sunku kažkokį pokytį daryti, kai esi tik tais vienas. Čia mus visus dirbančius srityje ir su ta tematika vienodai liečia. Pritarčiau jums iš tiesų, tokios organizacijos kaip jūsų, tarkim, kaip kovos su prekyba žmonėmis išnaudojimo centras ir visos kitos nevyriausybinės organizacijos, iš ties ta švietėjiška veikla, sakyčiau, tas mokymas tiesiog padeda žmonės apsaugoti, tapti potencialiomis savo prekybo žmonėmis aukomis, nes žmonės iš ties, skurdžią informaciją turi, kas tai yra per reiškinys ir apskritai nesuvokia to reiškinio pavojingumo. Taip, tai čia ta švietėjiška veikla, tokia, jinai iš ties be galo svarbi, pradedant ir tą jaunąją kartą, taip, tai yra kalbant apie tai, kad štai
yra toks reiškinys, kaip apsisaugoti nuo jo, kaip nepakliūti į nusikaltėlių rankas, tai čia pats pagrindas tai yra būtent pirmas žingsnis kovojant su prekyba žmonėmis. Tikrai informuotumas, prevencija, tas visas, aš apie tai tą patį galvau, kai jūs pradžioj kalbėjote irgi, kad tai iš tikrųjų viskas nuo to labai prasideda ir tikrai labai toli nenueisime, vis suksimės tam pačiam rate, vis neįspręsdami tos problemos. Aš manau, kad mes gal šioje vietoje galime ir stabdyti jau, Aurelijau. Ačiū Jums labai už šį pokalbį. Labai įdomu buvo išgirsti iš teismų pusės šiek tiek, kokia ta realybė Lietuvoje, kaip Jūs matote tą situaciją, šiek tiek priartinti ir mūsų klausytojus prie to ir prie šios temos, kaip Jūs minėjote, tikrai kartais žmonės nelabai supranta to pavojingumo, artumo prekybos žmonėmis rizikos, tai aš labai tikiuosi, kad šis pokalbis galės priartinti ir būti tas informacinis šaltinis. Ačiū Jums, Aurelijau. Dėkoju.